visos mūsų mintis, mūsų viltis, link gimtosios žemės ir namų. Link gimtosios žemės ir namų. Čia sušalę grįžtame sušilti. Čia sušalę grįžtame sušilti. Iš visų pasviečių svetimų. Iš visų pasviečių svetimų. Visos mūsų maldos kasdieninės. Visos mūsų maldos kasdieninės. Viešpatie duok tėviškės dangaus. Viešpatie duok tėviškės dangaus. Tik tenai pailsusios krūtinės. Tik tenai pailsusios krūtinės. Po visų kelionių atsigaus. Po visų kelionių atsigaus. Veiksmas šokinėja nuo praėjusio amžiaus pradžios Stebėkėlių kaime į prieškarinį Kauną, nuo plaukimo per okeaną iki emigracijos Amerikoje bei sugrįžimo į Lietuvą. Panaudoti dokumentiniai topografijos ir vaizdo kadrai. Spektaklio pabaigoje teisėja nepaskelbė nuosprendžio, nes nagrinėdama bylą suprato, jog žmogus žmogaus teisti negali. Verdiktą skelbė laikas. Spektaklio premjeroje dalyvavusi aktorė Olita Dautartaitė pastebėjo, jog iš poezijos posmų sukurti spektaklį su gausybė metaforų kūryba. Talentas gražiausia duoklė poetui. Pagal projektą spektakliui lėšų skyrė Kultūros ministerija. Jau 2 metai iš eilės ant užšalusio Pajiešmenių tvenkinio rengiamos žiemos sporto varžybos. Gausaus būrio automobilių sporto aistruolių sulaukia automobilių varžybos ant ledo. 0,5 metro storio ledą ir vairavimo meistriškumą išbandė varžybų dalyviai iš Pasvalio bei aplinkinių rajonų. Varžybose galėjo dalyvauti visi, turintys B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir techniškai tvarkingą automobilį. Pagal kvalifikaciją automobiliai buvo suskirstyti į 7 kategorijas – priekinių, galinių varančiųjų ratų, su dygliuotomis ar nedygliuotomis padangomis. Varžybose startavo ir 2 moterys iš Pajiešmenių. Visi likę ant kranto galėjo išbandyti žiemos pramogas – tinklinį, poledinę žūklę, apšilti virvės traukimo, svarmenų kilnojimo, rankos laužimo varžybose. Atskiras takelis buvo paruoštas norintiems pačiuožinėti pačiūžomis. Čia Neptūns biškelį, toks skrupulingas, mums reikia pilti, galite du ir. Ne aukščiau, Pakelk, parodė. Eikit, jūs nedarykit. Vienam gale kablys, metų žuvis bus. Varžybos ant ledo gerus rezultatus lėmė ne automobilio galingumas, o vairuotojo profesionalumas. Kaip gražu, na? Labai brangus remontas, baigė. Išbandytos ir neįprastos, būtent žiemos sąlygoms pritaikytos sniego rogės. Pagrindinis renginio iniciatorius pajiešmenietis Saulius Savickas teigia nesitikėjęs sulaukti tokio gausaus dalyvių antplūdžio. Jis jau keletą metų planavo kaime atgaivinti žiemos pramogas. Pasak jo, tarybiniais metais nei viena žiema nepraeidavo be tokio renginio. Tais laikais rengtos varžybos būdavo netokios gausios. Ne kiekvienas galėjo sau leisti įsigyti automobilį, rusiškos mašinos buvo netokios manevringos kaip dabartinės, todėl mažiau būdavo azarto ir ekstremalių pojūčių. Ta patį savaitgalį, kaip ir Vilniuje, Daujėnų seniūnija pakvietė į tradicinę kaziuko mugę. Visą rytą persirengę kviesliai daujėniečius kvietė į Kermošių, įsigyti kaimo ir miesto amatininkų suvenyrų, paragauti naminio alaus, košės, pasiklausyti smagios muzikos, sudalyvauti žaismingose atrakcionuose ir loterijose. Visi atėjusieji nemokamai užsikrėtė gerą pavasarinę šventės nuotaiką.
Visus susirinkusius sveikino dar pernykštės mugės nuotaikomis gyvenantis Daujėnų seniūnas. Matosi ne vien mūsų seniūnijos gyventojai, tačiau yra iš Pasvalio, iš Panevėžio ir kitų vietų. Daujėnuose šventė, Kaziuko šventė, tai yra pirmoji pavasario šventė. Taigi visų pirma norėčiau visus pasveikinti su atėjusiu pavasariu, palinkėti, kad tas pavasaris būtų šiltas, dosnus derliumi, kurį pasėsime pavasarį. Norėtųsi, kad pavasaris būtų sveikas jums visiems ir jūsų šeimos nariams. Kazimieras tai yra Lietuvos globėjas, šventas Kazimieras, taigi ir Kazimierų garbiai yra ši mūsų Daujėnuose šventė. Ta šventė jau, kaip sakė, yra tradicinė nuo 2001 metų. Kaip ir kasmet neliko nepagerbti Daujėnų seniūnijoje gyvenantis kaziukai ir kazytės. Be dovanų jiems skambėjo ir tradicinis ilgiausių metų. Pasižvalgyti į Daujėnų kaziuko mugę atvyko ir rajono vadovas Gintautas Gegužinskas. Jūs organizavot labai gražią šventę. Gaila, dievulis saulės truputį mažiau davė negu vakar vakare, bet tikiuosi, tai linksmybėm nesutrukdys. O baronkų tai jau pirkti, žinokit, ne šiaip savo. Aš jas noriu... Aš jas paimsiu, kad gražiau atrodytų. O aš jas noriu užmauti seniūnui ant kaklo. Tegul pasidalina su visais kaziukais ir toliau sėkmingai ir laimingai vadovauja Daujėnams. Kaziuko mugės dalyvius linksmino saviveiklininkų kolektyvai. Renginio metu skambėjo populiarios projekto Kelias į žvaigždės dainos, kurias ypatingai mėgsta jaunimas. Didelio susidomėjimo sulaukė loterija, kurios visi bilietai laimingi. Netruko norinčiųjų išbandyti savo jėgas vyrų, turėjusių kuo greičiau įveikti nustatytą atstumą, nešant nelengvas medines kalades, tačiau ne visiems pavyko sėkmingai pasiekti finišą. Nešam! Estafetės nugalėtojo laukia stipriausio Daujėnų seniūnijos vyro titulas, kitiems įteikti paguodos prizai. Originalių rungčių renginio organizatoriai sugalvojo ir mažiausiams mugės dalyviams. Visą popietę Daujėnų miestelio centre šurmuliavusių mugė sulaukė lankytojų gausos, žmonės aktyviai dalyvavo žaismingose atrakcionuose, ne vienas tarpusavyje kalbėjo, jog patirtų įspūdžių tikrai užteks iki kitų metų.